Šiandien treniruoju rastą. Šiandien tą lengvai savaitai, biškį daugiau tų pakartojimų pamėgins padaryti. Norėjau tai padaryti 4-6, bet čia jau viršau nuvargst kūnsin, nuvargst ir nebišien išlaikyti visko. Tai dabar darysiu. Čia kiek padarys, pažiūrėjau, su to išmetimu, jeigu leisiu į apačią, biškį pailsies, ten kur rast padės žemės, tad vėl pradės kelti ir taip kokius 5, 4, 6 pakartojimus pamėgins padaryti. Ir darys tokias 2 serijas. Vien jau matėt šitą, dabar bus antrą tai jo. Da prasikels šiandien ton hantelį, kur rodžiau. Pamėgins biškį svarios daug užsidėti daugiau ir biškį pamėginsam kažkom padaryti su hanteliuku. Da ant rastų užsidėjau tus toks pleistras, kad neslystų virdena per drabužius. Bet tai biškį slysti, reik pilną užsidėti. Tai šitą kabūt vis piln pleistrų. Tad bus geriau ir mažiau slys virdena ant rastų. Aišku, kad nedidelis svoris, tai nesunkiai gali užsiridenti, kaip didelis jau biškį sunkiau. Serijas padarytas, nesigavo taip, kaip norėjau, nes biškį svorį padidinau, bet gerai ir ras man taip nesėkmingiausia sekas, bet po biškį pakelsam kažkiek, paauginsam ton svorį rast. Nu, o dabar 2 serijas pasidariau, sakiau, ir dabar biškį uždės mažesnį svorį, tai norės biškį pamėtyti viršų, kiek išen iš tos technikos, šiek tiek kiek moku. Ir dar vieną seriją padarys, mus tą ir esam prie hanteliaus. Nu, kaip ir baigts, daugiau serijų nedarau. Su tokį mažesnį svorį biškį pamėgint pamėtyti, kiek išein, taisyklingiau, kad priprastum irgi prie to, kaip didesnis svoris ant krūtensijai. Tai kai galvos teik pakartojum, čia tokį specialiai nesusistatys, kur mažesniam svoriau kiek tur padaryti, o didesnį jau norėjau biškį daugiau padaryti. O pasiliksam kitai savaitai. Ein prie hanteliaus dabar. Hanteliaus būdavo tokiai, prie tų hanteliaus būdavo, kur sukas. Toks varžtas įdėt, kad svorį neiškrės. Bet čia labai gera mane įsidėt tas svorį šitavo. Įsidėt ir tas labai užspaudoks gera, užsispaud, kaip tik šitavo. Tai nepriek tų dongčiaus. Tuštaceit sver 45, bet kan nėra tų dongčių, tai gal 42, 43, nežinau net.
Dabar pradžio pasidarys su tuščiu, paskui užsidės 5 kg, paskui užsidės pamėginti vėjinant 2 pakartojimus su didesniu biškį svoriu, su 50. Sakau, su 50 su 10 kg užsidės dar prie to svoriaus. Nes pradėjau kelnuoti dabar, mėgint kaip geriau į tas, kaip užsikelti ant hantelį, ant salietas, taveit lietas, ronkas į hantelį tepant toks, nebent taip pilna užsiversti, nu kažką pabiškai priprasam. Plius 5 užsidėjau kilograms, tai irgi pamėgins po porą sykių. Dasidėjau da prie to plėk hantelės 10 kg, noriu pamėginti pajaust bent jau, kaip tas hantelis taip stovi ant pečių. Nežinau, va iškels, bet pasimėginsiu. Ir kažką priek išmokti, kad tas hantelis taip tvarkingas stovėtų. Kažką pabiški. Paskiau da, ką padarys su to šitas svorį, pasidarys da, gal su tuščiu hantelį to. Pažiūrės, kaip gaunas, gal bus tada lengviau tada. Gali pasitikrinti, kaip lengvesnis svoris jau į didelis svorios perėjus prie lengvesnio. Gali pasitikrinti, kaip dėtis geriau ant petais. Po biškėlį. Kon, eina daryti. Nu, voi, nežinau, kaip užsiridenti to hantelį. Nori ant savęs stovom petais, atrodo. Teik ne procesas.